Sveikas. Ką aš veikiu? Kaip tik kur darau muziką Next Jam X pristatymui. Kas aš esu? Aš esu nakties žmogus. Ko iš manęs galima tikėtis Next Jam X podcast'e? Iš manęs galima tikėtis, kad podcast'ai nebus nuobodus ir bus belekai linksmai. Sužinosit apie žaidimus daugiau, gal net ir sužinosit kitų dalykų apie žaidimus. Gal net sužinosit paslaptis apie žaidimus, kurių dar nežinot. Tai, manau, iš manęs viskas, ką galit sužinot. Ačiū. Atvykę į Next Gen X podcastą, kuriame bus daug nežinomybės, jūs pamatysite to, ko nematė. Ir čia bus labai linksma. Next Gen podcastuose aš iš savęs nešiu daug pokalbių apie AI, naujas technologijas žaidimų kompiuteriuose ir ne tik. Bus daug nuotykių, veiksmo ir taip toliau. Sveiki atvykę į Next Gen X studiją. Šiandien prie manęs sėdi Lukeris. Pasisveikinti. Sveiki visi. Prie manęs sėdi Fluxas. Sveiki visi. Ir aš esu nakties žmogus. Šiandien per podcastus šnekėsim apie kelius žaidimus. Gal nori papasakoti? Taip, šnekėsime apie žaidimus tokius kaip Mafia, GTA 6, Assassin's Creed Shadows. Taip pat pakalbėsime ir apie Nvidia 5090 vaizdo plokštę su integruotu dirbtinio intelekto čipu. Bei pakalbėsime, kuo galima tikėtis iš Squad Game 2 ir 3 dalių. Palyginsim jų skirtumus. Taip, palyginsim būtent jų skirtumus. Ir pabandysim įvertinti pačius trailerius, pažiūrėsim, ką gero įdėjo, pažiūrėsim, ant kiek tie žaidimai bus geri, tiesiog įvertinimą padarysim. Ai, tiksliai mes dar Minecraft'o juk pamiršom. Jo, Minecraft'o naujienos iš tiesų labai gan įdomios. Daug kas iš internautų kalba, kad galbūt išleis Minecraft'ą antrą kaip dalį pačio žaidimo. Visas engine'as pradžioj, visa versija bus pastatyta ant tokio pačio alfa beta Minecraft'o, kai buvo ir ant pilno Minecraft'o 2010 metais, jeigu neklystu. Bet, manau, bus pagerintos grafikos, įdėtos daugiau gyvūnų, tada daugiau villagerių, daugiau biomų, naujų gal net gyvūnų, gal net iškasenų avardų, bet pamiršom paminėti. Girdėjote jūs apie Minecraft'o filmą kažką tais? Ar nebuvo patekę naujieną? Naujienos apie Minecraft'o filmą kaip tik prieš dieną, net pilnai 19 valandų išleido Minecraft atšviežintą visai trailerį Warner Bros. Tai čia bomba, galima sakyti, iš Minecraft'o. Jo, čia iš tiesų yra labai daug grafikos dizaino panaudota, taip pat, man rodo, žaista su AI daug funkcijų. Tai matosi iš karto pagal patį trailerį, kai jau žiūrėsim, tai pažiūrėsim. Bet pamiršau pasakyti, aš pats net pastebėjau, tai, kad naujiena, kad Minecraft antra dalis išleis, tai išgirdę Minecraft pirmos dalies net pridėjo, kad pakonkuruoti, įdėjo naujų
kiaulių rūšių pagal biomus, tada karvių ir taip toliau, naujų gyvulių. Tada lygtais atnaujino kiaušinių dizainus, kad būtų lengviau atpažinti, kuris kiaušinis. Ir lygtais daugiau tu žinai apie tai. Daugiau dar viena iš naujovių, tai pridėjo kiekvienam biomui priskirtas vištas, kiaulės ir karvės. Ai, dar Kas kas nauji naujo? medžiai bus biomuose. Jo, nauji medžiai kaip tik pridėjo, dabar ant visų medžių seniau buvo tik tai ant vyšnių, kad kaisdavo lapai. Jo, dabar ant visų, pastebėjau. Dabar ant visų tą pridėjo ir taip pat atsiras naujas mobas užtemdytam tam vadinamam miške. Tai jisai, man atrodo, jau atsiradęs. Jau atsiradęs, Bet lygtais atnaujintas jau yra buvo. snapshotas sukurtas, kuo jau gali žaidėjai išbandyti, bet konkrečiai dar kol nėra išleista versija oficiali, dar jo kol kas nėra. Ai, Minecraft T-Launcheris gal tiesiog neišleidžia arba pats Minecraftas. Ne, oficiali Minecraft versija turėtų pasirodyti šių metų kažkur birželį gegužės mėnesį. Ir dar šiaip, kas labai nustebino po praeitų metų Minecraft Live renginio, jog mes dar iki šiolį nežinom, kaip tas update'as vaidins. Jo, neatskleidė pavadinimo, kas Jo. įdomiausia iš Minecraft'o. Tikrai jie anksčiau atskleisdavo. Iš pažengo šiaip su tokia problemikė susidūrėm, kad iš tikro dar niekas atskleista. Ir šiaip, kas mane labiausiai nustebino, kad jie praeitais metais per Minecraft renginį panaikino mob vaultą. Ir jie labai daug ką atskleidė, pavyzdžiui, per tą laivą už praeitais metais, nes aš buvau ir pačiūrėjęs tą laivą, ką galiu pasakyti, kaip fluxas. Tai mane tas laivas ganėtinai nustebino iš geros pusės, bet šiais metais, kai buvo laivas, tai jie tiesiog, nežinau, gal pabijojo atskleisti daugiau apie tą Minecraft'o. Dar, kiek pamenu, tam laive buvo minėję Možengas, kad kiekvieną mėnesį bus su daug naujienų Minecraft kanale YouTube'ės vaizdo įrašai. Bet ko pasigėdau, kad tų naujienų praktiškai nedaug, jos nėra tokios aktualios. Ir labai mažai jų atskleisti, kas yra įdomiausia. Jo. Bet žinot, patyrinėjau prieš tai apie tą naują mobą. Pasirodo, jisai tikrai įvairiai žmonėms tikrai šoka. Jo, jisai tikrai iššoka vien tame, kad norint jį panaikinti, ta prasme, eliminuoti, reikės ieškoti medžiuose tos vadinamos širdies jo. Nes priminsiu patį vieną filmą, kai, žinot, tos CCP, Jo. tai grinai priminsiu tą, kuris nusisuka ir juda specialiai, bet man atrodo biški truputį Minecraftas kaip ir copyrightina, bet nukopijavo ir panaudojo ant naujo mobo. Tai turėtų būti pasunkinti žaidimą ir padaryti jį nukelti į kitą lygį. Ir manau bus sunku. Ir plus, jeigu šnekant apie tą mobą, tu sakai, kad jisai dar oficialiai neišleistas, ne? Taip. Bet kaip aš žinau, Edvis savo hardcore kai kelia, buvo pastebėta, kad jisai, žino tą kalėjimą, jisai įkalino jau tą mobą pats į tenais, tai lygtais buvo bandė pridėti muziejų, bet suprato, kad tas atsisponins ir bandys nužudyti. Ai, ir sužiautam muziejų. Greičiausiai, ką aš galėsiu šito vietoj stebti, greičiausiai Edvis būtent snapshotą naudoja šitos versijos, kad ištestuoti šitą galimybę. Ai, jisai norėjo patikrinti Edvis. Jo, visą versiją. pasižiūrėti, kaip atrodo ir panašiai, nes kol kas dar mes neturim išleistos versijos. Galbūt jinai vadinasi kaip beta versija, dar nėra jinai oficialiai išleista. Nes jeigu būtų beta, tai būtų galima ją ir pasibandyti, kas įdomu. Nu tai nenustebtų, nes Edvis dažnai, kai bando žaidimus, tai dažniausiai būna beta versijos, jisai gauna dažnai išbandyti.
Kokios dar naujienos Ai, šio mėnesio gale kovo? Ko dar galima tikėtis? Galim tikėtis The Witcherio iš viso. Lenkai sukūrė The Witcherį 4, kuris žaidimas man be galo patinka. Jo visa istorija nuo pirmos dalies iki 3 ir dabar, kai išeina 4 dalis, aš labai laukiu, nes tenais bus ne pats Witcherio veikėjas, o merginos istorija. Dėl viso pikto pasižiūrėti. Originalus soundas jau įdėtas. Jo, originalus soundas, kas tikrai stebina, ta prasme. Vizualiniai efektai irgi visai neblogi. Ai, veikėja bus Siri, o ne pats Raganius, kaip vadinamas. Aš dar plius esu fanatas The Witcherio tiek žaidimo, tiek serialo. Labai daug dirbtas su skrinu. Matau, labai daug efektų bus. Jo, labai daug efektų. Galima ir pasitikant. Pastebėjau, kad, manau, bus daugiau tobulinama istorija ir spėjus net ir labai realistiška istorija, pažiūrėt Raganius. Istorija iš tiesų realistiška, primena šiek tiek į Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed yra tokių Biški prie Valhalla. Biški kažką aš įžvelgiu būtent baltų tikėjimo šiek tiek Tai sakau, biški su Valhalla. Biški kažkiek realiai labai pavaizduota dievo tenais kaip dievų ypatumai. Dievų ypatumai, aš sakau, kad labai šitas žaidimas turbūt realiai su Lietuva. Su baltų visų tikėjimu, visą kultūrą. Vikingų kultūra labai pasižymina. Jo, vikingų kultūra iš tiesų pasižymi šitam žaidimą. Pagrindinis veikėjas bus, kaip supratau, moteris, kuri bus kare. Būtent, jo, kuri bus kare. Tai pagal viską, tai kaip pasakyti, manau, reikia tikėtis, kad bus ne viena pabaiga, o lygtais gal net įdės, kaip pavyzdžiui, ant Hukongo, ar kaip ten to Secret pabaigą kokią nors, kad pavyzdžiui kažką dar renki ir gali gauti kažkokią special pabaigą. Jo, arba gerą pabaigą, nes pavyzdžiui, Labai gerą patyrėm. Nes, pavyzdžiui, ant Witcher 3, ką buvau pastebėjęs, ir tenais labai Raganius užimdavo didžiąją žaidimo dalį ir jisai nuo jo įtakodavo tenais sprendimai, o čionais gal bus ir kad Siri galės priiminėti sprendimą, bet jai gal šiek tiek neįtakos, pavyzdžiui, tie sprendimai, kaip, pavyzdžiui, kitose serijose, kaip Raganius, senosiose serijose, jeigu Raganius tenais pasirenka ne tą, žmonės nusisuka nuo jo ir jisai turi ieškoti kitų būdų, kad su tai žmonėm vėl bendrauti, susibendrauti. Čia gal bus kitaip ir įdomesnė istorija, bus užsukta tiek pat žaidimas, grafika, tai iš viso labai wow atrodo trailerį. Tikiuosi bus ir įdomių epic fightų, daugiau gal net bus patirbtas su special movies, gal kokie animationai bus įdėti, kokie, pavyzdžiui, kaip per God of Wars tinkamai gyvybių nukali, tada kažkoks animationas ir taip toliau. Kombinacijos. Kad, pavyzdžiui, kai kovoja prieš bossą, kad būtų biškis truputį sunkiau, padarytų sunkesnį negu patys paprasti kariai. Ir gal bus smagiau, nes reikia tikėtis, kad mes šitą žaidimą išbandysim ir bus galima pakalbėti, ką būtent per savaitę žaidimą.
Nes, pavyzdžiui, Witcher 3 tai tikrai įdomus, kai tenais jos istorija Ciri šitos merginos, kuri dabar bus The Witcher 4 dalyje, tai tenais žiauri istorija buvo, kai jie tenais pagrobė. Man įdomiausia, kas jos laukia ateityje šito žaidimo pačiam įvykio eigoje. Nes labai įdomu, kas jai nutiks, kokie potyriai, su kuo jinai susipažins, su kuo susidraugaus, kokie jos pasirinkimai gali būti. O gal čia net bus ir romantikos, iš kur galim žinoti? Gali visko būti, čia dabar tik tai spėlionės kol kas. Gal bus ir daugiau dramos šiek tiek. Gali tikrai būti. Tai kągi, ką turime toliau? Kaip žinau, vaikai labai mėgsta irgi žaidimus, tai labą dieną Poppy Playtime 5 skyriui, kurį neseniai, galim sakyti, jo trailerį, galim sakyti, esu matęs, labai įdomus. 4 daly galėjom pamatyti, kai ant pabaigos buvo išlindęs kažkoks didelis meškinas, kuris priminė pradžioj į rožinę, dabar neatsimenu jos vardo, kur labiau vaikščiojo su Poppy. Lyg tai žinai, Kissimisi. Bet kai užsipuolė stiklą, iš karto pasirodė Huggy Wuggy. Ir kaip manau, jeigu Huggy Wuggy pridėjo į 5 chapterį, bus grįžus ir Mommy Ilgokoja, tada pridės, tikiuosi, labai aš laukiu, kai kovos su tuo mėlynu, kuris pagal viską, kai supratau, kaip Mommy Ilgokojos koks vyras, ar kaip tas, tada jos vaikas. Ir kai žinau, gal net 5 daly išvysim, kaip kovojas prieš prototipą, nes aš šiaip norėčiau pamatyti, kaip iš tikrųjų atrodo prototipas. Manau, visi laukiam, kol pamatyti, kaip atrodo. Tai tikrai jo. Dažniausiai po žaidimų išvystame prototipus, kuriuos galime patys patestuoti prie žaidimo išleidimo. O manot, kad Poppy Playtime chapterį, aš vadinu sezonais, nepykit, čia man kai serialas tas žaidimas, tai aš noriu vadinti sezonais, 5 sezonų. Tai įdomu, ar bus, kad bus tenais su pačiu veikėju, bus ir draugiški tenais tie charakteriai, ar bus gąsdinantis, labai esu susidomėjęs ties to. Aš kaip dabar pažiūrėjęs tos skyriaus oficialų trailerį, nenoriu daug spoilinti, bet iš tų, kurie išgyveno, visi pažįstam Poppy, ne? Jo, taip, tikrai pažįstam. Didelis šansas, kad Poppy pereis į blogio pusę, nes prototipas kažką padarė Poppy Playtime. Poppy pačiai. Tame fabrike. Tada didelis šansas, kad kažką padarė ir Kissimisi. Nes Kissimisi, nemanau, kad jinai iš viso mirė. Nes... Tai jinai išgyveno? Gali būti toksai dalykas. Taip, o jeigu prototipas ją pagavo, tai įmanoma, kad ją pavertė tokiu kaip Huggy Wuggy. Gali toksai dalykas net būti. Tai ką, kaip mano, ten metas pažiūrėti trailerį? Manau, traileris jo, aš nežiūrės neįsikė šito trailerio, tai man bus įdomu pasižiūrėti.
Kiek matau, rankos liko tos pačios. Pačios. Nelabai. Ai, dar plus Poppy Playtime 5 sezone, kas patinka. Štai, Poppy. Štai naujas mūsų veikėjas. Įdomu bus Ne naujasis, tiesiog naujasis didelis šansas mūsų blogiukas. Taip. Kaip matome, atnaujinta žaidimo aplinka. Kažin bus naujų užduočių, kad reikės galvosūkių spręsti Poppy Playtime. Palaukit. Dar vienas oficialus. Gal ten. Aš didelis šansas, kad mačiau pačio prototipo veidą. Tik nežinau, ar tikrai. Ar pasižiūrėkit patys, gal pavyks ir pamatyti jį. Aplinka labai primena švilpianti. kažkokią pilį, sakyčiau. Lyg tuneliuose būtų. Jo. Kaulai, kas įprasta, kas mane Biškai nustebino. užneša į bekrumsus. Man labiau biški. O? Kaip ir maniau, bus pridėtas tas man ilgakojais, tas vyras vadinamas. Tai tokia aplinka atrodo Biškai ganėtinai aplinka šiurpi. šiek tiek primena Garten of Bambon. Gali būt. Bet Bet palaukit, aš dabar atsuksiu iki vienos vietos ir dabar nežinau, kurioje čia vietoje. Bet ar matėt, palaukit dabar to. Va, matėt? Jo. Taip. Didelis šansas, kad prototipas ją padarys blogio pusėje. Pavyzdžiui, matėt pačiose, kai per Bendy The Ink Machine pavertė Borisą, ar kaip ten tą, į blogių. Tai man atrodo bus kažkas panašus, bet kažkas dar į smagesnio fakto. Tas dalykas, kai šnekant apie 4 dalį, Ta ranka Tas- irgi buvo 4 daly. jo buvo, tas dalykas, kad kai prieš tą kovojo, dabar neatsimenu jo vardo, Ai, ten prieš tą paskutinį bosą turiu omeny, 4 ta, kur pagamintas iš keistos masės. O, Biški, kaip pasakyti, įtraukiantis į faiktą, bet pats faiktas atrodo biški nuobodus. ai, kova turiu omeny labai nuobodi. Tu tiesiog šauni ir bandai nuleisti ant jo tuos, gal galėtų biški padaryti, kad kažkas būtų, kaip pasakyti, suprantu. Kitokios kovos, pavyzdžiui, turiu omeny kitokie resursai arba visai. Bet ne Resursai lakstys. čia nemanau, kad egzistuoja, čia labiau kažkas dar biški sunkesnio. Iki visi sugrįžę po pertraukos, kaip matot, prie manęs neliko 2 draugų, bet tai ne problema, turbūt bus pratęs naujienas, apie kokias kalbėjom išvis. Ir taip, paskutinė naujiena, apie kurią kalbėjom, buvo Poppy Playtime 5 dalies išleidimas. Dabar pakalbėsime apie žaidimą, kurio tikrai visi laukia, ir visos franšizės, kurios buvo išleistos, tai buvo išleistos nuo 2012 metų kažkur. Jeigu aš neklystu, labai tas žaidimas populiarėjo ant mobiliųjų telefonų ir tik vėliau perėjo į kompiuterinių žaidimų rinką. Tai Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic žaidimas. Kol kas šitam žaidimų traileriui yra išleidę PlayStation kompanija ir tikimės, kad taip pat bus ir ant Xbox bei kompiuterio šitas žaidimas, nes tikrai netikiu, kad tai bus ekskliuzyvinis žaidimas skirtas
PS5 žaidimų konsolėm. Ir dabar galim pasižiūrėti kartu su jumis trailerį šio žaidimo. Kaip matome, tikrai viskas cinematic režimu nufilmuota, Raspberry Pisa, kas be abejo žinot, tai vienintelis aspektas šitam žaidime pabrėžiantis, kur visas vyksta veiksmas. Kaip matote apie prototipus. Ir kaip tik jie galvoja pristatyti naują Shrek. Tikslaus vardo dar kol kas mes nežinome, bet dabar kaip tik apie šitą vadramblį kalbama yra. Tai kažkiek primena šiek tiek Gaitano Bamban stilistiką šitas žaidimas, nes visas vaikščiojimas tuneliais labai pagrįstas yra Gaitano Bamban žaidimu. Taip pat sargybinis galės vaikščioti visas pusės, kas yra tikrai nauja funkcija, ko dar nebuvo šitam Five Nights at Freddy's žaidime. Tai Secret of the Mimic tikslios išleidimo datos dar kol kas nežinome. Ir ką, dabar prieiname prie kitos labai svarbios naujienos. Kita labai svarbi naujiena yra Mafia žaidimas, nauja dalis. Mafia The Old Country žaidimas, laimėjęs praeitais metais The Games Award 2024. Ir galim pasižiūrėti šį trailerį. Kaip matome, visi žaidimai, visa žaidimo rinka, kiek matote, yra pastatyta ant cinematic trailer. Tai pagrindinis veikėjas toliau kovoja su įvairiais priešais. Ką galima pastebėti šitam trailerį. Labai daug dėmesio yra skirta šešėliams ir geresnei grafikai, kas suteikia pačiam žaidimui daug gyvumo. Galbūt tai yra dirbta ir su dirbtiniu intelektu, kas šiais laikais žaidimuose yra labai aktuali tema. Kaip matote, tikrai efektai grafiniai labai gražiai šitam žaidime sugula. Tai dabar galim tęsti ties kitų žaidimų. Kitas žaidimas bus, ko visi labai laukia, tai nuo 2013 metų laukiam GTA 6 išleidimo datos. Kiek žinome apie GTA 6, tai labai daug yra naujienų, kad kalbėjo, kad vasario 30 dieną, ko nėra kalendorių, išleis GTA 6 antrą trailerį. Bet tai buvo tiesiog paprastas internautų pokštas, nes GTA 6 šiaip turėtų pasirodyti kažkur tarp kovo-balandžio mėnesio traileris. Ir tada oficialus žaidimas išeit vasaros bėgyje. Taigi taip pasižiūrėjau, galim šitą trailerį, tai tikrai irgi grafikos visai neblogos, gražiai visai pareigūnai atrodo, lėktuvai, aplamai visos grafinės scenos tikrai gražiai atrodo. Šiaip traileris gali būti šiek tiek fake, šiek tiek paimta kadrų iš senesnių trailerių, pavyzdžiui, GTA 5, GTA 4 biški, kažkiek cinematiniai kadrai padaryti, perkurti į dabar šiek tiek remasteringo įdėta. Bet ką matome dabar, tai reikia tikėti, kad šitas žaidimas sumuš visus perkamumo rekordus tas laikotarpį, nes tikrai šito žaidimo fanai, užkietėję gameriai yra pasiilgę naujos dalies. Išbandyti kas naujo, ką pridės naujo, galbūt istorijų modes, trumpus ir gauti tokia kaip didelė žaidimų community, kur kiekvienas sukuria kažkokį geimą, tai labai panašus principas kaip Roblox'e. Ir keliaujam dabar į kitą naujieną. Kita naujiena būtų
Šiaip jau buvo naujiena praeitais metais, labai irgi daug kas laukia, ypač Ukrainai šito žaidimo, nes čia yra vienas iš Ukrainos kūrėjų sukūrė šitą žaidimą. Taip pat slava Ukrainai ir pasižiūrėjom šitas traileris, tai Stalker 2, Heart of Chernobyl. Labai lauktas žaidimas, kurio visi be galo laukiam. Visas veiksmas vyksta Černobylio atominėje elektriniai, kurioje, kaip žinome, 1986 metais balandžio 26 dieną įvyko pati iki dabar nesuvokiama katastrofa, tai sprogo elektrinės 4 blokas. Veiksmas paremtas būtent tais įvykiais, visi pastatai, visos apylinkės grinai paimtos iš Černobylio zonos, iš Pripetės labai daug kadrų, labai daug padirbėta su grafiniais elementais, su tekstūrom, su shaderiais, taip pat kas turės RTX 5090 vaizdo plokštę, tikrai gaus gerus kadrus ant šito žaidimo, nes taip pat tos plokštės turi DLC technologiją, kas leidžia dar geresniam rendinimui žaidimo. Ir jo, turbūt su šito žaidimu irgi tiek naujienų. Toliau keliaujant, mes kovo 20 dieną šių metų išvysime žaidimą Assassin's Creed Shadows. Naujas žaidimas iš Assassin's Creed serijos, kas irgi iš fanų be galo laukia šito geimo. Visas veiksmas, kaip matote, vyksta, galima sakyti, Korėjoje, nes visi pastatai labai susiję su jų kultūra, paprašiai tikėjimu. Tikrai labai įspūdingas geimas, daug irgi paaukota grafiniam elementam, tekstūrom. Tikrai nuostabus geimas, reikės patiems pabandyti. Labai daug skiriama samurajams, nes turbūt pagrindinis veikėjas bus samurajus, kuris bando apsaugoti savo miestą nuo piktavalių žmonių. Kita naujiena, ką dar pristatysim, tai irgi visi fanai laukia šito geimo, tai Resident Evil 9 dalis. Kas galėjo pagalvoti, kad Resident Evil išleis savo 9 dalį? Tai kažkur buvo paskelbta prieš metus laiko. Prieš metus laiko buvo šitas traileris paskelbtas, bet konkrečios ir oficialios datos dar, kaip žinoma, nėra. Turbūt bus, bet reikės kito dar palaukti. Irgi galima pasižiūrėti trailerį. Irgi, kaip ir kiekvienam game įvardyti tik tai, kad labai daug skiriama yra grafiniam elementam, tekstūram žaidimo. Viskas atrodo bele kaip realistiškai, tikrai, kalbant apie dirbtinį intelektą, jisai kaskart vis tobulėja žaidimuose, irgi tai matome, kad jo tobulėjimas veršia žaidimus tuo pačiu irgi tobulėja, tuo pačiu eiti į šiuolaikinę technologijų rinką ir panašiai. Tai tikrai, matote, žaidimas įspūdingas, šiaip dar labai daug detalių nėra atskleista, nes viskas yra, kaip sakoma, užslaptinta, žaidimų kūrėjai viską turi pas save, tai kaip matote, turėtų būti išleista konsolėm PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, per Steamą, kad ant kompiuterio būtų galima žaisti. Ir keliaujam toliau. Tai dabar pakalbėsim apie pačio laukiamiausio serialo paskutinę dalį.
Tai yra Squid Game Season 3. Buvo Season 2. Ką galima pasimokyti iš Season 2, kad pagrindinis veikėjas nemiršta paskutiniam sezone, bet bus pratęsimas. Tai šiam sezone, kas vyksta toliau. Ir antras traileris, kuo mane nustebino ir kuo nustebino serialas, kad jau pradedama ieškoti pėdsakų į salą. Pagrindinis veikėjas turi dantyje įsiūtą sekimo priemonę, su kuria jisai nuvyksta į tą salą ir pareigūnai ieškanti tos salos bando surasti tą salą pagal pagrindinio veikėjo buvimo vietą. Bet pakliuvus pagrindiniam veikėjui į salą gaunasi taip, jog iš veikėjo danties pasiklaus vietovės sekimo priemonė buvo išimta. Tai pagrindinės veikėjas dėl šitos priežasties lieka vis dar įkalintas saloje ir pabaigoje jisai iš jos dar neištrūksta. Tai reiškia, kad šia dalis jau pakeliui. Tai šios dalies trailerį dabar kaip tai galima pasižiūrėti. Labai daug dėmesio ir kažko naujo dar nežinom. Žinom, kad atsiras vaikinukas lėlė ir atsiras mergina lėlė. Mergina lėlė buvo žaidime Greenlight, Redlight. Ir kaip matome, pagrindiniai veikėjai, kurie išgyveno iki tol, kol buvo antros sezono pabaiga scena, tai jie bandys toliau rungtis šitam game ir laimėti 456 bilijonus korėjietiškų pinigų kažkur ten. Ir jo, visas veiksmas suksis pagrindas apie pagrindinius veikėjus. Visas šitas serialas yra paremtas ant pinigų principo, nes visi bando laimėti ir tik vienas gali gauti visą pagrindinį prizą. Squid Game 3 bus paskutinė šio serialo dalis, kas be galo skaudina iš tiesų skeba. Taip pat sudalyvaus ir Leonardo DiCaprio aktorius, jeigu jūs žinote tokius filmus kaip Titanikas. Jisai yra šio serialo bele kaip didelis fanas, todėl jam bus dedikuota garbė sudalyvauti VIP klube, kuriame jis vaidins VIPą. Ir jo, keliaujam toliau. Labai didelė naujiena, apie kurią kalbėjau biškį prieš tai šitame podcast'e, tai jog prieš 19 valandų išleido Minecraft finalinį trailerį Warner Bros. Kompanija. Tai galim pareaguoti šitą filmą. Tikrai filmas yra paremtas tuo, kad šiais metais Minecraft'ui sukanka lygiai 15 metų, kas yra šioks toks jubiliejus. Ir kaip kalbama buvo, kad galvoju išleisti Minecraft antrą dalį, pradedant nuo to pačio engine, kaip ir prasidėjo su Minecraft pirma dalim. Bet šiaip šituo neįsiplėsim labai, galim pasižiūrėti būtent visą filmo trailerį. Filmo veiksmas prasideda džiunglėse, kur sėdi, kaip matote, pandos. Labai įspūdingas filmas, labai daug grafikos elementams dėmesio yra skirta. Villažiai irgi sužmoginti yra, kas filmą padaro iš tiesų labai gražiu, geru. Atrodo, kad mes gyventumėm šešėlių amžiuje. Šešėlių amžiuje, kur dominuoja grafiniai elementai, šešėliai
ir panašios detalės. Filmas tikrai įspūdingas, jisai pasirodys balandžio 4 dieną, tad nepraleiskit progos, nusipirkit bilietus, jau tikrai mačiau jo formsynėme ir sudalyvaukit šito filmo premjeroje. Tikrai įspūdingas filmas, aš taipogi būsiu pasižiūrėti šitą nuostabų filmą. Po to galėsiu per podcastą pateikti nuomonę, ką maniau apie filmą, jis man patiko ir panašiai. Jūs galėsit irgi pasidalinti savo nuomonę, kaip jums patiko filmas. Ką dabar matome, tai tikrai filmas bus įspūdingas. Beliko tik tai sulaukti balandžio 4 dienos ir šitą filmą pamatyti patiems. Toliau keliaujant, tai Gaitano Bamban 8 traileris, kuris dar nėra pilnai išleistas, mes turim tik tai teaser trailerį. Galim pasižiūrėti. Planai Gaitano Bamban kūrėjai dabar yra neišleidę Gaitano Bamban 5 dalies, kad jie labai neįtikėtina. Nežinia, kas nutiko, galbūt finansai neleidžia to padaryti, kas yra labai apmaudu, bet tikėkime, kad 8 dalis bus ne paskutinė. 8 dalis bus ne paskutinė ir dar mes tikrai išvysim šitos franšizės serijų. Traileris prasideda, tiksliau teaseris prasideda psichiatrinėje ligoninėje, kur mūsų daktaras bando pagydyti. 7 dalyje viskas pasibaigė tuo, kad visus gerus veikėjus užkrėtė blogiečiai ir tik vienas aš lieku kaip gerietis šitam žaidime ir bandytų išgydyti visus tuos, kurie yra blogiečiai, kad istorija tęstųsi toliau. Tame ir bus įdomumas, kaip reikės tą padaryti, kad išsaugot gerus ir atskirt juos nuo blogų. Gerai, toliau keliaujant, labai didelė naujiena Harry Potterio filmo fanatikams, tai Hogwarts Legacy 2 pagal idėją išleisti turėtų vasaros mėnesį šitą nuostabų žaidimą. Visas veiksmas paremtas yra Hogwartso pilyje, kas irgi iš tiesų yra labai įdomus žaidimas. Pats esu bandęs senas Harry Potterio dalis, tai Harry Potteris ir paslapčių kambarys, bei Harry Potteris ir išminties akmuo. Tai ko jos man patiko šitos dalis, nes tikrai kaip tais laikais Harry Potterio žaidimai buvo tikrai įspūdingi, bet lyginant su dabar, tai tikrai norisi naujų spalvų, naujų grafikų, naujų tekstūrų, naujų šešėlių ir panašiai, nes tikrai tiek pat tas dirbtinis intelektas daug gali pagelbėti šitoj vietoj. Žaidimas, kaip matote, prasideda viso tai Hogwartso pilyje, labai daug dėmesio yra skiriama Hogwartso relikvijom visom, labai daug faiktų yra, labai daug yra visokiausių gyvūnų, kurie taipogi buvo parodyti, arba dar bus galbūt parodomi kažkokiuose su Harry Potteriu susijusiuose filmuose. Ir jo, labai daug kerų matome, kaip tik labai daug kerų ir talentų patobulėjo nuo paskutinės Harry Potter Hogwarts Legacy dalies, tai yra pirmos dalies. Labai daug dėmesio tikrai istorijai skiriama. Šitam žaidime mes turbūt neišvysime tų veikėjų visų, kurie buvo Harry Potter filmų franšizėje, bet
Čia daugiau yra priešistorė, kas vyko prieš tai. Tuomet taip yra. Dar ką norėčiau paminėti, tai Fantastic Beasts, 4 dalis filmo dar iki šiol nežinoma, jinai išeis ar ne. Tai šia buvo tikrai įspūdinga, pabaiga be galo įspūdinga šito filmo, gali pasižiūrėti visas 3 dalis nuo 1 iki 3. Tikrai geras filmas, parašytas scenarijus tos pačios rašytojos J.K. Rowling, kas jinai parašė visą scenarijų Harry Potterio filmam. Tikrai įspūdingas filmas, be galo daug efektams skirta detalių, taip pat parodomi nauji gyvūnai fantastiniai, kai kurie buvo ir Harry Potterio filmuose. Iš tiesų įspūdingas filmas. Po to į dar vieną naujieną, tai čia prieš mėnesį paskelbta WWE 2K25. Žaidimas, bokso žaidimas, išties įspūdingas žaidimas, galima pasižiūrėti būtent trailerį WWE 2K25 žaidimo, tikrai įspūdingas žaidimas, daug fightų, daug kovų, patobulėję biškį yra ir grafiniai elementai, taip pat matysime aiškiau ir konkrečiau kūno skysčių, tokius kaip prakaitas. Tikrai kūrėjai, kaip galima pamatyti iš NBA 2025 žaidimo, tikrai šitom detalėm labai daug dėmesio skiria. Kiekvienais metais jas patobulina. Keliaujant toliau, tai NBA 2025 žaidimas, kol kas teigiama, kad bus PlayStation 5 konsolėms, bet turbūt gaus Xbox'ai, gaus kompiuteriai, tai šiaip visą laiką gauna šitą žaidimą, nes jisai nėra kažkoks ekskliuzyvinis, tikrai ne kaip buvo žaidimas Spider-Man, Marvel's, man rodos, tai tikrai ne tas žaidimo scenarijus, kad taip nutiktų, kad tai taptų ekskliuzyviniu. Tai galim pasižiūrėti trailerį, lieka tie patys žaidėjai, turbūt pagrindinis klubas, kuris dominuos šiais metais, yra Bostono Celtics šitam žaidime. Labai didelė naujiena, turbūt krepšinio fanatikus nustebino, tai kad Luka Dončičius perėjo į Lakers klubą. Šito perėjimo dar šitam žaidime mes nepamatysime, nes čia buvo šita naujiena dar prieš po išeinant žaidimui. Tad šita naujiena pasirodė 2026 metais. Ir jau tame žaidime NBA mes pamatysime Luką Dončičių ne su Mavericks marškinėliais, bet su Lakers. Tai tokios naujienos. Po to, kada norėčiau pakalbėti, tai yra apie GeForce RTX 5090 vaizdo plokštę. Tai jų kainos iš tiesų yra įspūdingos. Lietuvoje dabar naujos kainuoja nuo 3 iki 4 tūkstančių eurų, užsienio rinkoje jų valiuta kainuoja apie 110 tūkstančių. Tad jūs paklausit manęs, ar verta jas pirkti dabar, aš galiu sakyti, tikrai neverta, jos praktiškai nedaug ko pasikeitė nuo 4090 RTX vaizdo plokščių. Aišku, gavo dirbtinio intelekto šipą, tai labai gera naujiena, ypač tie, kad dirbs su grafiniu dizainu, kurs logotipus, montuos vaizdo įrašus. Tikrai šitas
funkcija jam pagelbės, bet to reikia profesionaliams gameriams tikrai kol kas ne. Kaina tikrai yra didelė. Tikėtina, kad jų kaina atpirks šių metų vasarą, kris ant 100-200 eurų kažkur toje riboje, tada bus kažką galima ir daugiau įsiplėšti šitą temą. Kol kas reikalo pirkti šią vaizdo plokštę tikrai nematau į pasas. Ką jums patarčiau dėtis į savo kompiuterį, tai RX 6000, 7000 serijos vaizdo plokštės, jos tikrai yra dar geros žaidimuose, labai našios vaizdo plokštės, o iš Nvidia GeForce serijos tai siūlyčiau tobulintis į RTX 3060, 4090 vaizdo plokštės, nes šitos plokštės dar tikrai turi savyje masės ir gali didelį įspausti performance ant kai kurių žaidimų, net ir aukščiausiamis grafikomis, tad verta investuoti net ir į naudotas jas, tad naujų pirkti irgi chebra, žinokit, nelabai apsimoka. Įmant kitą naujieną, tai Copilotas galiausiai atkeliavo į Microsoftą, tai jų ženklinis brandas, labai paplitęs, jau net ant Windowsinių kompiuterių Copilotų įdėjo atskirą mygtuką, kaip buvo kažkada Windows mygtukas, kuris jį paspaudus atsidarydavo start meniu. Ar to reikėjo? Mano manimu tikrai reikėjo. Microsoft'ui turėjo savo AI-us virtualų robotą. Tikrai pagelbės. Galim pasižiūrėti trailerį, čia jų pristatymas būtent šito įklijavimo Copiloto į Windows'us. Tai labai daug funkcijų, kaip žinome, pasirodys Windows 12, kurie turėtų pasirodyti šių metų Liepos, birželio mėnesį kažkur. Jo. Matote, labai daug dėmesio skiria pastaruoju metu Microsoft'as dirbtiniui intelektui. Kogi galima norėti iš tokios milžiniškos korporacijos, kurie sukūrė tą patį ChatGPT, nes ChatGPT yra kūrėjas iš dalies Microsoft'as. Ir dar vienas pastebėjimas, tai galima palyginti Nvidia GeForce RTX vaizdo plokštę 5090 iš tos serijos, tai 3,4 karto padidėja kadrai sujungta DLS rendering sistema. Ta prasme, čia kosmosas yra kebra. Čia tokia funkcija, kuri nuo 140 kadrų tau įjungus gali padaryti 600 kadrų ir netgi daugiau, aišku, priklausomai su kuo bus derinama ta vaizdo plokštė. Mes ką matome, tai tikrai žaidimuose šita renderimo technologija tikrai pasižymės, ypatingai kokį galima tikėtis iš Nvidia RTX. Tad šiam podcast'ui naujienų tiek. Susitiksime kitą sekmadienį. Ačiū visiems, kad žiūrėjo, būtinai paspaudžiam laiką, subscribe. Mano draugai turėjo dėja palikti šitą podcast'ą dėl kitų reikalų. Tikiuosi kitam sekmadienį podcast'e būsime visi, filmuosim naujienas visas, reikės man vienam filmuoti. Ir susitiksim kitam podcast'e, tad su jumis buvo Lukeris, kaip ir visada. Ir iki kito podcast'o, tad aš jums tariu see ya ir pasimatysime jau neužilgo. Bye.
YouTube'inu, ką noriu tą darau. Fanai sumetė ant kompo lago nematau. Minecraft'o su shaderiais aš jau nebijau. Naujas kompas streaminu, aš CSGO. YouTube'inu, ką noriu tą darau. Fanai sumetė ant kompo lago nematau. Grafikos geresnės FPS-o daug daugiau. Ir montuodamas videką vaizdą jau matau.